Sveiki! Šiandieną atvykau į Simono Gaudiešiaus gimnaziją ir noriu išsiaiškinti, ką šiuolaikiniam jaunimui reiškia žodis laisvė. Kadangi kovo 11-ąją mes švęsim 25-ąjį Lietuvos nepriklausomybės gimtadienį, įdomu, kaip šiuolaikinis jaunimas supranta žodį laisvė ir kas jiem tai yra. Man laisvė tai tiesiog daryti gerą, sakyti gerus žodžius, mylėti, šypsotis, puoselėti savo tradicijas ir nebijoti savo žodžių. O kas tau yra laisvė? Laisvė yra mums groti. Laisvė man yra šiaip. Laisvė būti nepriklausoma. Laisvė iš viso, ką mums reiškia, ji reiškia, kad galima pasakyti žmonėms tai, ko jie nenori girdėti, turi žodžio laisvę, gali daryti tai, ką nori, tai žinoma, reikia laikytis kitų žmonių laisvės, kad nesutrukdytum ten jiems. Aš darydamas ką nors savo, pakenktum kitiems. Laisvė man tai fotografuojant įamžinti Lietuvai svarbias akimirkas. Laisvė man yra saulės spinduliais. Laisvė man yra būti su draugais. Laisvė man tai galimybė jaus nepriklausomą nuo kitų. Laisvė man yra švęsti. Laisvalaikis. Laisvė mums yra muzika. Laisvė man yra, kai galiu daryti, ką noriu. Laisvė yra būti su tais, kuriuos mylim. Laisvė man sportas. Laisvė man yra, kai nėra namų darbų, bet dabar jų yra. Man laisvė yra meilė. Laisvė man yra keliauti. O man studijuoti kur nori. Laisvė tai galimybė dėvėti saulės akinius ar pučiemą. Laisvė tai išsireiškimas, kas tu toks esi. Laisvė man yra šokis. Laisvė man yra stumdyti štangas. Man laisvė yra tai, laisvės reiškimas savo nuomonės. Laisvė man yra gerti kavą su draugais. Laisvė man yra viskas tai, ką turiu dabar. Mokslas, tradicijos, istorija. Laisvė tai, kai gali daryti, ką nori. Kviečiame visus švęsti kovo 11-ąją. Švęskime kartu. Švęskime kartu 25-ąjį jubiliejų. Švęskime visi kartu. Su švente Lietuva. Kviečiu švęsti visus kovo 11-ąją. Švęskime kartu.